dabar grinai šlifuojam taktiką, darom derinius, stengiamės kelti žaidimo kokybę kol kas. Su makedonais buvo tokios šiek tiek klampesnės varžybos, bet gerai yra tas, kad tą ketvirtą kėlinį tikrai neblogai sugebėjom sužaisti ir galbūt tai ir parodo tą mūsų supratimą kartu viens kito. Toliau gerinti žaidimą, toliau gerinti bendradarbiavimą. Kaip ir minėjau, tikrai nesam optimaliai formai ir tai natūralu, normalu gerinti, reiškia, tą savo optimalią formą. Tai ir toliau vyksta tas pasiruošimo planas toksai, taip tą kryptimį dirbame ir tą stengsimės dirbti. Štai dabar rytinę turim metimų treniruotę dviem grupėm, kad būtų intensyvesnis darbas, po to turime video peržiūrą, ką žaidėme Makedonijoje ir padarė tas išvadas, jau bus tokia vakarinė treniruotė, tokia žaidiminė. Nu, šį čia dar žaisim 15 žaidėjų, jeigu vieną dieną nežais kažkurie 3, tai kitą dieną kiti 3, dar laikysim šitą ritmą, bet aišku, skirdami pagrindinį dėmesį jau pagrindiniam žaidėjam ir tikėtis, kad tie kiti žaidėjai gaus tiek pat laiko, tai nereikia. O dar pats didžiausias akcentas, aišku, bus Atėnų Akropolio turnyre, kur jau reikia gerą formą demonstruoti. Mes turim neužmiršti, kad tokios rungtynės, kokią žaidė Makedonija, mūsų laukia pogrupėje, kur bus jugoslaviška mokykla ir kur, jeigu jiem nesiseka žaisti, jie neleis ir varžovam žaisti. Ir mums reikia mokėti tokias rungtynės žaisti, kaip mes žaidėm Makedonijoje, kada tau nesiseka, kada daug faktorių prieš tave, bet tau reikia žaisti. Ir tos rungtynės buvo, ta prasme, tikrai mums tokios dėkingos. Gerai, supratau.